sekantį video, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai yra energijos perteklius. Kaip mus veikia per didelis kiekis energijos. Dažnai žmonės tam tikrų energijų nori daugiau ir jų siekia vis daugiau ir daugiau nei tų metų gali priimti. Kaip tai įtakoja pačią esybę. Pavyzdžiui, pinigų siekimas. Žmogus nori daug pinigų. Ir kaip tai atsispindi subtiliuose. Jeigu pas jį per maži, per siauri kanalai ir jis tų pinigų tiek nori, tai jam paprasčiausiai, jeigu visą paduoda, tai jam tie pinigų kanalai, kurie eina pas jį, tiesiog gali užsikimšti ir su pinigų iš vis gali negauti. Taip pat pinigai yra daugiau kaip ir materiali energija. Ir vėlgi tai patys pinigai ir kažkokie turtai, kai žmonės siekia arba siekia gyvenime kažką daug sukurti, daug materializuoti ir daugiau nori nei tuo laiku gali. Vyrams tai dažnai pasireiškia kaip užkilusi seksualinė energija. Kodėl? Nes moterys labiau generuoja materialią energiją, kaip ir motulė žemė, būtent taip ir moteris atspindi daugiau materialią energiją ir vyrai iš tos tiesiog moters, iš savo antrosios pusės dažnai, kartais jie tokiais atvejais turi daug tų moterų ir stengiasi tą energiją pasiimti. Tada ją bando pasiimti būtent per seksualinę energiją, tokiu būdu. Bet kas atsitinka, jeigu bus pas jūs antra pusė, tai paprasčiausiai jinai bus, gali būti, kad įsunkta, gali ir susirgti. Ir taip pat per tą energiją, kai pas jūs pusiausvyros nebus gyvenime, tiesiog irgi tiek nesukursit, nes galva ir mintys bus pakrauti būtent tais kitais dalykais, būtent seksualinė energija. Taip pat susiduriu su žmonėmis, kurie, tarkim, naudoja įvairias praktikas. Pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai neseniai kalbėjom su viena moterim ir jie tiesiog galvoje ūžė. Ir mes žiūrėjom priežastis, dėl ko tas galvoje ūžimas atsirado. Ir pamatėm būtent tokias priežastis, kad jinai gydydama žmonės siųsdavo jiems daug šviesos, daug meilės, daug aukštų vibracijų energijos. Bet iš tikrųjų tose vietose nereikėjo tos energijos siųsti. Reikėjo pažiūrėti priežastį, dėl ko žmogui taip yra, o nesuvokus tos priežastys, į tą vietą buvo negalima siųsti tos energijos. Ir ta energija perteklius tiesiog subtiliam lygyje pas ją susikaupė ir jinai tiesiog sukelia tą ūžesį. Suvokus priežastis, prasileidus tą energiją per save, tas dalykas buvo sutvarkytas. Taigi, labai svarbu energiją siųsti ten, kur reikia ir kada reikia. Ir kartais žmonės galvoja, kad, tarkim, ir tą pačią meilės energiją jie gali siųsti ben kam, ben kur, bet kada, visai visatai, meditacijų metu. Bet ar tikrai to reikia? Ar tai tikrai neapsunkins ir nekenks? Gal tiesiog reiktų paprastai susitelkti į save, daryti ir kurti tai, ką reikia, o meilė tegu jau sklinda į savęs pati, laisvai, lengvai. Kartais tikrai būna tokių atvejų, kad reikia pasiųsti kažką meilės, bet nepastoviai ir reikia tą daryti irgi atsakingai. Nes, tarkim, žmogus su stipria energetika, siųsdamas kitam žmogui, sustelkdamas tik į jį, jeigu tam žmogui, tarkim, yra kakle blokas dėl kažkokių priežasčių ir jis stipriai siųsdamas energiją, ta energija greičiausiai striks jam kakle ir jam bus dar blogiau, o ne padės.
reikia gydyti tom energijom, kuriom reikia gydyti, o ne bent kuriom, kad ir tam pačią meilę, kad meilė viską išgydys. Ne, turi būti suvokimas, o ne vien meilė viskas tvarko, meilė viską išgydo. Taip nebūna. Bent jau praktikoje, kiek dirbu su žmonėm, tai ne tie dalykai padeda. Ne meilė, aš galiu pasisodinę žmogų, ten jam siūstos meilės bėgyti, bet jam tai nepadės. Turi būti konkretus suvokimai ir konkretus ėjimai, būtent išsiaiškinant priežastis, kodėl jam taip nutiko, o tai tada būtent žiūrėti, kaip jį gydyti. Taip pat, spręsdamas tam tikras globalias situacijas, mačiau, kad žmonės medituodami ir susitelkdami, tarkim, į taiką pasauliui ir būtent siųsdami pasauliui meilę, taiką, šviesą, ką jie tokių dalykų padaro kartais. Tai tokie dalykai, jeigu jie vyksta globaliai, su labai daug energijos, būtent meditacijų metu, yra iškeliami tiesiog daug žmonių, daug egregorų iškeliami į viršų, jie pakeliami nuo žemės. Fizikoje tai pasireiškia kaip ekonominės krizės. Žmonės įsipučia būtent tie visi dalykai, kainos įsipučia, tampa neadekvačios. Ir anksčiau ir vėliau pakilę į viršų, smunka žemyn. Ir smunka žemyn skausmingai. Tiesiog tas burbulas išpūstas, meilė iš visos gėrio, išpučia ir tas kainas ir įtakoja tiesiog pasaulį ne tik kad pozityviai, bet kad ir negatyviai. Ką reiktų daryti? Taip ir visų pirma, tą energiją, kurią jūs, jeigu tą darote, kurią tokias praktikas praktikuojat, tai tą energiją turit sutelkti į save, į savo tobulėjimą. Sukurkit su tą energija kažką padarykit, kažką tai materializuokit gero ir teigiamo. Nes dažnai tą energiją iš visatos, kurią gaunat patiems materializavimo dalykams, jinai žmonių būna sutelkta į kažkur tais, kad meilė būtų, betgi karas, tas pats ten kiti dalykai, jie vyksta nebereikalo, turi būti išsiaiškintos priežastys, dėl ko taip vyksta, o ne tik tai siunčiu energiją, bandau vieną energiją pakeisti kitą ir viskas baigsis. Deja, taip nebūna, būna tik dar blogiau. Mūsų gyvenime, jeigu turi būti mumyse kažkokia energija, tarkim, turi būti savirealizacijos energija, ir aš ją bandysiu tą vietą užkišti tik tai meilės energiją, taip nesigaus. Jeigu toj vietoj mūsų esybė turi būti savirealizacijos energija, tai ten ir turi būti. Jei toj vietoj turi būti meilės energija, ten ir turi būti. Jei toj vietoj turi būti dar kažkokia energija, pinigų energija, tai ir turi būti ten, o ne bandyti viską užkimšti vien tik tarp meilę. Taip nesidaro, taip nevyksta paprasčiausiai. Mes galim sakyti, kad tai vyksta, bet tas, kas yra matantis, kas mato, kaip vyksta praktikoje, pamatys, kad taip nesidaro paprasčiausiai. Taigi, tiek, iki.